Labadiena, nauja rubrika Kavytė su Laurynu Maibachu ir šiandien apžvelgsime pagrindinius Sigma Boy, Sigma Patino arba Sigma Čiuvako bruožus ir kodėl aš užsirašiau Sigma Boy, kodėl aš manau, kad aš Sigma Boy, todėl kad man visi tinka šitie bruožai. Independence and self-reliance. Tai aš esu tikrai independent ir labai self-reliance. Aš viską pasiekiau pats gyvenime, viskas pasiekiau savo sunkių darbų, savo sunkių talentų, niekas manęs neiškėlė. Atvirkščiai, labai daug visokių kaimiečių končinų man iš šou verslo blokuoja kelią kilti aukščiau. Tai yra seleristai, stonkai, katleriai, tai yra žmonės, kurie man pavydi, kurie mane žiūri kaip į grėsmę, kaip konkurentą. Ko pasiekoje yra neapykanta, žeminimas, žaidinėjimai į mano pusę. Nepagarba. Tai vat, solitude and introversion. Taip, man tinka solitude. Nežinau tiksliai ką reiškia, bet čia aiškina, they often value solitude and introspection, finding comfort and creativity in their own company. Yes. Rejection of hierarchy. Taip, rejection of hierarchy. Palaukit. Taip, aš nepriklausau jokiai ten hierarchijai ar kažką, bet esu tikrai ne ką mažiau puciovas už pačius skaičiausius, turtingiausius, žinomiausius, įtakingiausius Lietuvos žmonės. Tikrai taip, bet tikrai aš esu tikras Sigma. Tikriausias Sigma. Kitas dalykas, nes vat, aš kaip ir sakau, kad man nesvarbu, ar prezidentas, ar kažkoks benamis, ar kažkoks milijonierius, ar apšia ubagas, kur bonkės renka. Jeigu manęs negerbė žaidinėje, aš visada atsakysiu tikrai, taip sakant, mušiu, nemušiu, bet žodžiu, tokia pačia nepagarbą. Kažkokia panašia replika, panašiu elgesiu aš tikrai atsakysiu, nes aš turiu tokią teisę, aš esu žmogus kaip ir visi, ir turiu jausmus, ir savigarbą, ir taip toliau. Taip, authenticity and individuality, they are often depicted as being true to themselves, not conforming to trends or social expectations. Taip, man tikrai taip, tikrai labai daug jaunimo, ir triochina vieni kitiems, ir žemina vieni kitus, apgaudinėja, nes žemo lygio žmonės, labai daug žemo lygio žmonių Lietuvoje yra, kurie galvoja, kad kieta yra apgaut, kieta yra patriochint, kieta yra kristint, kieta yra triochint. Ne, reikia gerbti vieni kitus, padėti vieni kitiems. Šitas bruožas man labai tinka, kad quiet confidence. While not necessarily loud or attention seeking, Sigma males are often seen as having a quiet confidence and inner strength. Taip, tai po tokio gyvenimo, kaip neturėsi pasitikėjimas savim ir kodėl pas mane yra didelis pasitikėjimas savim. Todėl, kad yra dideli pasiekimai. Ir dideli pasiekimai yra pasiekti Lietuvos rekordai, yra sumušti Lietuvos rekordai, yra pasiektos Lietuvoje aukštamos šou versliai ir neveltui mane vadina Lietuvos interneto legenda. Aš esu tikriausia Lietuvos interneto legenda. Kitas dalykas, inner strength. Tai kada gimsta inner strength? After a lot of challenges, after a lot of suffering, po daug iššūkių gyvenime, daug kančių, daug visokių išdavysčių, smurto, tai aišku, tu stiprėji. Nenori, tu stiprėji. Nenori, tu keitiesi ir aišku, jis stiprėja pusę. Nereikios abejonės. Tai tikrai aš esu daug kartų ir malkų gavęs, ir apgautas, ir apvogtas, ir vienu žodžiu, ir kokioje aš artimoje aplinkoje gyvenu, kur visi suinteresuoti, kad aš išeičiau anapelin. Kokiai šalyje aš gyvenu, kur mano žmogaus teisės išvis, ne tai, kad yra pažeidžiamos, ne tai, kad ten prievartaujamos, jų net nėra, jūs neegzistuoja, mano žmogaus teisės šitoj končinoj šalyje neegzistuoja, jų nėra. Toliau, tai vienu žodžiu, man tikrai tinka visi Sigma bruožai, aš esu tikras Lietuvos Sigma Boy, čia tikrai nieks nepaneigs, kad aš esu tikriausias Sigma Boy.